Pats geriausias šokoladas yra Negro. Juk logiškai mąstant, tai taip? Erika Šalčiau, priimu jūsų iššūkį ir taip pat aukoju labdarai. Nebus nieko baisaus. Taip pat pervežiu iššūkį Arvydui Būkui. Daugiau nieko nesuradau, tai tik vienas. Sveiki visi mano senai matytieji bičiuliai, draugai ir nedraugai, ir būsimi draugai, ir visi kiti buvę draugai, ir ne tik buvę, ir šiaip visi kiti žmonės, kurie netyčia žiūri šitą klipą. Štai ir naujasis mano vlogas. Ir ką aš jums pasakysiu, tai pradžiai tai, kad pradėsiu lankyti aikido treniruotę, šiandien važiuosiu į pirmąją treniruotę. Ir tikiuosi pagaliau kažką tai padarysiu. Tikrai tai padarysiu, kaip sakau. Nes dažnai būna, kad sakau, o iš tikrųjų nepadarau. Arba darau, paskui praeina kiek laiko, atsibosta, ar kažkas tai užeina, neatsibosta, nežinau, nu žodžiu. Tai va, pradėsim tos lankyti treniruotės ir po kokių 3 metų jau turėčiau kažką mokėti. Taigi, tiek, pradžiai. Nežinau, ką jums čia dar papasakot. Ar tik ne mum įrenginėja naują internetą? Tikiuosi taip. Nes jau senasis užknisęs. Dar niekad nebuvo buvę šitą miestelį. Tai toksai visai žiūriu fainas. Toksai paprastas, daug augmenijos, visokie kalnuotiukai, kalniukai, medžiukai ir visokie vingūriukai, keliukai. Ir netikėtai išdygsta ežeriukas. Nežinau, kas čia per ežeriukas, bet kakui skirtumų. Tada labai įdomus kalniukas, 6%. Na, man tai čia jau jisai yra nemažas. Žiemą turėtų labai smagu būti nuo jo nusileisti. Tiksliau nusileisti tiesiai ant ežero. Na, bet smagiausias tai yra įvažiavimas į tą miestelį. Toks žvyrkelis, kuris idealiai tinka raliui. Tai va toks tas buvo žvyrkelis, linksmas, negali sakyti. Ar matė kas nors, kad dujų balioną vežtųsi kas nors ant dviračio? Tai va, aš mačiau. Pys per plikę, pys per plikę ir žiūrėk jau darnas. Pys per plikę, pys per plikę, Pys per plikę ir žiūrėk jau darnas. Pys per plikę ir žiūrėk jau darnas. Pys per plikę, pys per plikę, pys. Tai va, čia buvo vaikaičiai, senelių pasakės. Pasakėtis, eik to gal. Pys per plikę, pys per plikę, pys per plikę ir žiūrėk jau dornas. Pys per plikę ir žiūrėk jau dornasas.
renderiuška, kas ten miške triuška. Ух ты, kurva! Eik tu nakoj, bliat! Taigi voveraitė, ta miškų kalaitė. Eina šikt. Aš bedarbis. Užsukime čia pasižvalgyti. Užkliuvo man akis už šitų spintelių kažkaip. Toks labai įdomus stylas. Toks atrodo, kad metalas būtų, bet iš tikrųjų iš medžių čia yra tik tai apdažyta. Toks, nežinau, čia iš tikrųjų gal labiau tiktų garaže susidėti įrankius, na bet šitas geras. Tokį meduką svetainiai pasistatai. O šitas visai nieko paslėp kokiam lavonui. O čia tai epiniai pašto dėžutė. Tokia daugiabutį vietoj tų ten arba ant viršaus susidėti savo ir dėk čia laiškus. Kas naudojate lazdelę kaip ramstį, turėjom puikią išeitį. Šioje lazdelėje yra prožektorius, raudonas ir baltas. Galima užvesti sukant šitą ir pradeda šviesti. Netgi yra alarmas, kuris kažkaip pasileidžia. Epinė pasirėmimų lazdelė, nu tu blam. Ne, atrodo, kad jis būtų tuo patenkintas. Kur jūs matėte tokius meškiukus? Kas čia per velneva po velnių? Arba tokia kiaulė? Kas čia po velnių? Top gult. Manau, tikrai nebloga idėja. Prisiperki tokių ir sudedi tokį vat velną. Tik tai, kad už kiekvieną šitą plytelę mokėt po 30 litų, tai ne taip jau ir pigu. Šitį tokį fainį visai, kaip interjerų elementas, arba kokium saldainėm sudėti, nežinau, bet atrodo visai fainį. Na ir kadangi aš bedarbis, tai niekam nepaslaptis, kad ieškosiu darbo. Šiek tiek, jeigu mano lūpa šitą pusį kreivai judės, tai irgi nekreipti dėmesio, nes dentistės, žodžiu, ieškausi darbo Kaune ir keliuosi ten gyventi kaip ir. Gyvensim su draugeliu. Buvau jau, nežinau, 4 gal darbo pokalbiuose, bet ten maždaug pašnekėjom, paklausinėjau, ten viskas normaliai. Paskui sako, paskambinsim, čia dar turim porą kandidatų, ar kažkas panašaus visada ten. Žodžiu, nepaskambina, tai va, taip puškinsi, bet darysi, tai va dabar važiuojam dar į vieną darbo pokalbį. Galbūt taip netyčiom ultra power stebuklingai jie ten sugalvos mane priimti. Norėtųsi, aišku, tą darbą gauti normalų ir apmokamą pusę velnio, kad būtų vis tiek, o ne pats gyvensiu iš savo jau pinigų, jau reiks už viską mokėti, taip kaip dabar gyvenau bendram name tam jau senam, kurium jau labai senai gyvenu Prienuose, tai va. Na, bet kaip bus, tai bus, pradžia niekad nebūna stebuklas, taip kad nieko per daug nesitikiu, na, aišku, kaip sakau, norėčiau gauti padorų darbą iš karto. Na, bet žiūrėsim, kaip seksis. Kad ir kaip būtų keista, nuvažiavau į tą pokalbį, pakalbėjom ir priėjome į darbą. Penktadienį galutinis ten dokumentų tvarkymas bus. Nu ir ką, nuo pirmadienio pradėsiu dirbti. Per šią savaitę dar turėčiau persikraustyti į Kauną. Taigi štai mano naujoji vieta, kurioje pagyvensim su draugeliu. Čia jau kompas labai linksmas, jeigu kam įdomu. Bent jau man tai įdomu buvo, nes jisai toksai smagiai deformuotas, šonų nėra. Na, šiaip toks linksmas. Čia jungimo mygtukas beje. Toliau turime, aišku, vonę. Štai ir vonė, kokia graži tamsi. Tingi šviesą jungti. Žodžiu, čia virtuvė bus. Čia reikia pasilenkt, kad neatsitrenktum į skalbinius. Čia puodai yra pridegę, kuriuos vakar ploviau. Ir šiandien spėjau irgi reiks plauti, nes tas gaidžiukas išsiplauti tingi arba nespėjau. Nežinau, žodžiu, į darbą išėjau. Aš tik nuo pirmadienio eisiu. Čia visų lėkštės. Na ir ką, žinau, ką čia jums dar daugiau parodyti.
Visai nieko, butelis šiaip tvarkingas, toksai. Tikiuosi mes jau labai nesuteršim, aišku, kad nesuteršim, mes geri vaikučiai. Na ir nėra čia ką per daug ir rodyti, čia vieno kambario butelis. Dabar pasijungiau internetą, pažiūrėsim, kas per pipas. Pas mane buvo gaidiškas internetas, o čia gal bus biški geresnis. Patikrykim. Nagi, nustebink mane. Ping 1. 60 megabitų greitis. Na, pas mane buvo Prienuose 6-7 kažkur tai. O, įkėlimas. O, įkelį čia, blemba. Eik tu gult su tokiais įkėlimų greičiais. Tai aš va dabar va ir keliu šitą klipą, man atrodo, kurį dabar filmuoju. Eik tu gult. Protestavom dar kartelį. Tai kaip pasakysiu bajerį. Žodžiu, paskambina man iš vieno tokio darbo, ten kur buvo pokalbį anksčiau. Jie turėjo paskambinti pirmadienį, o dabar yra ketvirtadienis. Taip, kad jie paskambina, sako, nu, va čia skambinam, čia žodžiu, mes turim tau darbo vietą. Ir ten toks šiaip neblogas, kaip jis ten buvo, Hitra, vadinasi, autoservisas, toks ten hidraulika, na, žodžiu, visokų velnių ten jie atlieka, labai toks rimtas servisas, man atrodo. Ir šiaip man ten tai visai patiko. Tas su viršininku ten, kaip pokalbis buvo, irgi toksai pasirodė maladets žmogus. Čia, tipo, sako, yra vieta, bet aš jau, kadangi tam manam darbe, kaip ir sakiau, kad viskas ten tvarkysiu dokumentus penktadienį. Tai, sakau, nu, aš kaip ir turiu darbą, bet, nu, šiaip norėčiau. Tai, žodžiu, jie sako, jeigu ką pranešti ten. Nu, žodžiu, ką aš padariau. Paskambinau ten į tą, kur jau mes buvom susitarę penktadienį. Paskambinau, sakau, nu, turėsiu turbūt atsiprašyti. Bet radau arčiau darbą, nu, ten, žodžiu, pasakiau, kaip ten maždaug kaip ir yra, nu. Tai vat, tai dabar paukšteliu jau į kitą darbą eisiu. Ir eisiu antradienį. Kitą savaitę antradienį. Pradėsiu nuo trečiadienio, o gal ir nuo to antradienio dirbti, nežinau, nu, žodžiu. Tai vat, visai šiaip neblogai nustebinau, smagiai, nes ten tokia alga turėtų būti geresnį, gal, nežinau, šiaip, nežinau, iš tikrųjų, kur geriau, realiai nežinau, bet man tai pasirodė, kad čia bus geriau. Tai vat, palinkėkit man sėkmės ir jums sėkmės. Kokie gražūs už manęs kačiukai ir kokia mano plaukuota ausis.